Fotografuoti juosteles, vėliau nuotraukas mirgyti ryškaluose, pasirodo, tai gali būti labai malonus užsiėmimas. Štai raudonoje šviesoje ryškalų vonelėje atsiranda vaizdas. Smagu ryškinti tas nuotraukas, kai tu matai, kad tu įmerki į ryškalą ir vaizdas ryškėja po biškutį, po to nuplauni ir užfiksuoji viską ir po to jau matai visą nuotrauką. Ir man atrodo smagu tai. Man tai įdomiau yra, kai reikia po vandenis mirkyti, nes tai yra neįprasta. Ir tikrai dauguma žmonių dabar tiesiog pasikliauna tais telefonais, nes va, aš čia nusifotografuosiu ir viskas. O va tokie būdai yra man labiau prie širdies, nes su jais daugiau galiu užsiimti. Vaikai iškart perprato, kad ne vien asmenukėms skirta fotografija. Štai toks darbas laboratorijoje, kai nuotraukos mirkomos ryškaluose, džiovinomas ir klijuojamos į albumus, ne vien įdomus, bet ir vertingas, bei turi ateitį, kad ir kaip keistai tai skambėtų žiūrint į dabartinės akimirksnių fotografijas skleidžiančias technologijas. Pavyzdžiui, dabar aš išryškinčiau nuotrauką, kurios niekas nėra matęs. Aš jį galėčiau paduoti į istorijos vadovėlius, kad žmonės galėtų apie tai sužinoti daugiau ir žinotų, kas tai yra, per kas vyko senovėje ir kaip dabar yra iš tikrųjų ir galėtų palyginti. Tokia laboratorija, kur galima mokyti senųjų fototechnologijų, Lietuvoje vienintelė. Ji Šiaulių fotografijos muziejuje. Čia ne vien senais prisiminimais gyvenama. Vaikai moka ir štai taip patobulinti fotografijas. Kai suklydus galima viską nutrinti ir kurti iš naujo, kad ir fotografijos tėvo portretą patobulinti.